Taigi, aišku, galima nueiti į saloną, kai, reiškia, prostitutė Izraelį užsidirbanti, pasidaryti makiažą tam, kad daryti video, reiškia, šitam pasauliui, kaip vyksta karas baisu, kaip žemė. Pohui man ta žydiškas pirmųjų vietų, reiškia, laipsnės, man jis iš esmės reiškia tą patį, kaip ir skaičius 02 policija. Tad natūrali Sandra Bullock ne taip neatrodžiusi, o aš per tiek metų varoma dieną naktį atrodau kaip kulverstukas. Ir kairien su juos to kulverstuku. Svarbiausia, kad aš savo sąžinę myliu, nes galiu ją pasakyti tokia, kokia yra, o ne su bandymais paslėpti vidinius ir išorinius defektus. Šypsokitės. Nes gamta laimė prieš Barbės įvaizdį. Man nerūpi, prisižudykim vaikų. Aš vaikų neprisižadau, į senius, reiškia, nesuėdu visą medį, kuris auga ant palangės, šitas vadinamas baziliko. Ir dar vienas dalykas. Vaikai turi pasimti iš Danijoje savo sąskaitos pinigų, kaip, reiškia, teisėtos savo sąskaitos naudotojai kasdien. Svetbanke, reiškia, Kopenhagoje. Ten, kur mūsų auksas sudėtas yra vaikų vardu, ir ne Kristinos, ir ne visų benamių vardu, kurie galvoja manęs. Lietuvai nepriėmės jokios, reiškia, šitos širdies kietos, reiškia, posovietinės ar tai sovietinės, reiškia, vaikų namų užaugusių batalionas. Jie ieško, kaip užsidirbti stichijos auksą. Aš kokia aš brangi, bet ne vienam nemylima Lietuvoje. Tada aš dirbu savo toliau darbą virtualios teisėjos Danijoje, kad ir būdama, reiškia, pensininkė Danijoje. Nes Danijoje moterys irgi labai užsiėmusios tais virtualiais ir tinklais, kol viską įsiaiškina, netgi kava šalantį. Nes tada jau dulkintis be prasmybės, reiškia, kai tau 50 ir menopauzė. Matot, kaip gyvenime būna. Vieni dirba, kiti leipsta, reiškia, savo seimuose, o kitiem net antakiai nestovi, reiškia, būdavo tokie sovietiniai, reiškia, politikai. Nes nebūdavo kada nei susišukuot, nei antakių, reiškia, apsikarpyti su žirklėm siuvėjų. Nežinojo, kad dar būna ir nagams karpyti, reiškia, šitie visi žirklės. Ot buvo tada komunizmas. Dabargi prostitucija ir YouTube'ai yra pats populiariausias darbas, kur atsikėlęs už telefoną įpiriot į gatves, kur, reiškia, gaut klientų, paskui į saloną. Ir vėl, reiškia, varanti diena, varanti visai kvailai, varanti visai nuoširdžiai, varanti žiūrėkit, ką rodo, o ne kas ką, reiškia, mato. Debilam užaugti, reikia 12 klasių pabaigti. Ir tai būna vargų vakarienė visą laiką su visais mokslais, nes tai jos atėjusios pasėdėti. Va. Kita vertus, psichiatrai kartais irgi tiek su savo klientėm, prostitutėm aiškinasi, kad atėjai į darbą, ateini į kabinetą. Tai sako, ar galiu, reiškia, sako, va čia juokingas dalykas, ne posovietinis, jau šitas literatūrinis žemaitės, ta prasme įvaizdžio, reiškia, baisiai atrodanti, baisiai pražilusi akiniai, nukritę nuo nosies. Vat aš ir sakau, reiškia,
Tai ar galima psichiatras, reiškia? Nu, tai aš nežinau, sako, čia ateina žmonės ir pasėdėti, reiškia. Aha, galvoju, nervas arba šnapsas, kažkas panašaus, reiškia, vienu žodžiu. Bet taip prasišypsojau, reiškia, kaip daniškoje nuotraukoje Barbie šypsojasi. Vat, nes tai Danijoje, reiškia, tiek išsinervite dažnis, kaip pakliūni 38 gama dažnį ir nepasiekia 40 gama dažnį, gaunasi vėl visas, reiškia, namas stranuojant 34 ant kojų pakeltas. Tik už tualetinio vandens, reiškia, į Kopenhagą mauti. Į periodį Kopenhagą. Šitaip, vat, vėl, bare, klausausi, vėl šitaip. Tad gyvenimas tai buvo tikras. Svarbiausia buvo kaip nors atsibosti.